Ar kada nors susimastėte, kas slypi už didingų piramidžių sienų, ar kokios paslaptys saugomos faraonų kapavietėse? Keliaukime kartu į senovės Egiptą ir atskleiskime šios civilizacijos paslaptis. Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandien aš jums papasakosiu apie senovės Egipto dievus. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo, kad nepraleistumėte naujausią video. O dabar gero žiūrėjimo. Iš pradžių nebuvo nieko, visata susidarė vien tik iš tamsaus begalinio vandens, Tada vidury šio chaoso iškilo piramidės formos kalnas. Šalia jo atsirado lotoso žiedas, kuriam išsiskleidus kartu su šviesa žemėje atsirado ir dievas Ra. Iš pačio Ra atsirado ir pirmoji dievų karta, oro dievas Šu ir Tefnut, drėgmės deivė. Visata buvo apsupta chaotiškų vandenų. Šu ir Tefnut šoko iš šiuos vandenis bandydami susipažinti su visatos paslaptimis. Sunerimęs Ra, kad jo vaikai negrįžta ir bijodamas jų daugiau nebepamatyti, pasiuntė pasiuntinį jų ieškoti. Šu ir Tefnut sėkmingai sugrįžus, Ra užvaldė neišpasakytas džiaugsmas ir iš šio ašarų gimė pirmieji žmonės. Sugrįžę vaikai susilaukė žemės dievo Gebo ir dangaus deivės Nut. Tai buvo sukurtas dangus ir žemė. Dievas Ra valdė visatos galią ir jam buvo suteiktas pirmojo faraono titulas. Jis padovanojo Egiptui kelis šventus gyvūnus, tokius kaip liūtai, kurių pagalba jisai kartą jau siekė sunaikinti visą žmoniją. Tačiau jo didžiausia dovana buvo tai Nilo upė, ant kurios krantų gyveno žmonės ir garbino dievus. Tačiau Ra nujautė, kad jo anūkai pagimdys naują dievų kartą, kuri padarys galą jo viešpatavimui. Tada jisai uždraudė žemės ir dangaus dievams turėti kokių nors palikuonių, tačiau jie nepakluso ir iš jų atsirado Oziris, Izidė, Setas ir Neftidė. Jie nuvertė Ra, kuris sukūrė pasaulį ir visus gyvus padarus. Pastarasis ėmėsi svarbiausio darbo, jis stojo į amžiną šviesos ir tamsos kovą. Ra kiekvieną dieną keliaudavo dangumi savo saulės laive. Vakare jisai pasiekdavo vakarinį horizontą ir pradėdavo savo kelionę po žeminiu pasauliu, vadinamu Duat. Kiekvieną naktį Ra turėdavo nugalėti Apopą, kad galėtų vėl pakilti ryte kaip saulė. Oziris pradėjo vadovauti visam pasauliui. Jis buvo maloningas ir išmintingas valdovas, mokęs primityvius žmonės žemdirbystės ir civilizacijos. Jo žmona Izidė, kuri taipogi buvo ir jo seserimi, padėjo su kūrybiškumu ir magija. Jie sudarė tobulą porą. Oziris sukūrė įstatymus, kuris vadovavosi egiptiečiai. Jų brolis Setas buvo stiprus, bet nepaklusnus, priešiškai nusiteikė savo brolio atžvilgiu. Tuo metu Setas valdė dykvietę įsikūrusią aplinkui Egiptą ir jisai pavydėjo savo broliui. Oziris taipogi turėjo romaną su dar viena savo seserimi Neftidė, kuri buvo Seto žmona. Iš šio suartėjimo atsirado mirties dievas Anubis. Setas nusprendė atkeršyti savo broliui, jis pakvietė savo brolį Puotą jo garbei. Puotos metu jisai pristatė skrynę ir teigė, kad ją padovanos tam, kuris tenais tilps geriausiai. Oziris nusprendė pabandyti ir tik jam įlipus, Setas akimirksniu uždarė skrynę, taip jį įkalindamas. Tada Setas nugabeno skrynę prie Nilo ir nuskandino Ozirį. Ozirio žmona Izidė sielvartavo dėl mylimo vyro mirties, o jos ašaros sukeldavo kasmetinius Nilo upės potvinius. Jei suradus Ozirio kūną, jis stengėsi jį paslėpti, tačiau juos aptiko Setas ir sukapojo kūną į 42 dalis ir išmetė po visą Egiptą. Tačiau Izidė sugebėjo surinkti visas 42 kūno dalis ir su mirties dievo pagalba jinai mumifikavo Ozirio kūną. Tada, naudodamasi savo gale, Izidė sugebėjo prikelti Ozirį, bet jisai turėjo persikelti į mirusiųjų pasaulį ir tapti jo dievu. Tačiau Izidė ir Oziris spėjo susilaukti sūnaus, kurį pavadino Horu. Jis prisiekė atkeršyti Setui ir susigrąžinti jam priklausiusi sostą. Horas užaugo besislapstydamasis nuo Seto. Pastarasis siekė jį nužudyti, kad šis negalėtų atkeršyti už tėvo nužudimą. Horas yra vaizduojamas kaip sakalas arba žmogus su sakalo galva. Buvo tikima, kad jisai sugrąžins šviesą į Egiptą ir galiausiai nutrauks tamsą, kurią su savimi atgabeno Setas.
Horui galiausiai užaugus, jisai nusprendė susigrąžinti savo sostą ir stojo į kovą prieš savo dėdę Setą. Ši kova truko daugybę metų ir buvo kupina įvairiausių išbandymų. Dievai nekartą kreipėsi į dievų tarybą, kuriai vadovavo Ra, kad ši nuspręstų, kas yra teisėtas Egipto valdovas. Šioje kovoje dalyvavo magija, klasta ir fizinė jėga. Galiausiai per vieną iš susirėmimų dykumoje Setas išplėšė Horui akį, kuri vėliau tapo vienu garsiausių senovės Egipto simboliu. Dievų taryba reikalavo taikos tarp dviejų dievų. Setas pasikvietė Horą į savo rūmus taikos aptarimui, tačiau visą laiką jisai šaipėsi iš savo sūnėno, tačiau Horas buvo pasiruošęs. Kartu su savo motina jie užnuodijo maistą, kurio paragavo Setas. Jis akimirksniu pasijuto blogai ir raudonos spalvos apskritimas pasirodė virš jo galvos, kurį pasiėmė Horas ir užsidėjo savo. Ir galiausiai po ilgų metų sostas atiteko tikrajam sosto įpėdiniui. Izidė kartu su savo vyru Oziriu be galo didžiavosi savo sūnumi, o nugalėtas Setas turėjo prisijungti prie savo tėvo Ra, amžinosios kovos tarp gėrio ir blogio. Jo riaumojimą galime išgirsti kiekvieną kartą išgirdus griaustinį. Galiausiai prasidėjo Horo viešpatavimas Egipte, o nuo šiol kiekvienas būsimas Egipto faraonas bus laikomas tiesioginiu Horo palikuoniu. Ra yra saulės dievas senovės egiptiečių mitologijoje, jis laikomas pačiu svarbiausiu dievu iš visų. Tačiau, jausdamas spaudimą iš kitų dievų, jisai nusprendė apleisti savo sostą ir iškeliauti į dangų. Būnant svarbiausia saulės dievybė, jo pagrindinis tikslas buvo tik kovoti su naktimi. Kad tai taptų įmanoma, jisai keliavo dangumi savo saulės laive, apšviesdamas visą pasaulį. Bet atėjus vakarui, jo laivas patekdavo už horizonto ir pasiekdavo pomirtinį pasaulį, kuriame jo laivas turėdavo praplaukti pro 12 vartų, kurie simbolizavo 12 regionų. Jo sūnus Oziris, kurį aplankydavo kiekvienos kelionės metu, būdavo viename iš šių regionų. Šios kelionės metu Ra saulės laivą užpuldavo gyvatė Aponas, kuris siekė praryti saulės laivą. Ir atrodė, kad su kiekviena diena jie artėja link savo tikslo. Aponai vieną kartą pavyko pradanginti rytinę saulę, praryjant saulės laivą, bet monstras nesugebėjo išlaikyti laivo savyje ir jisai ištrūko. Šis reiškinys simbolizuoja saulės užtemimą. Tačiau prie Ra prisijungus Setui, praryti saulės laivą būdavo vis sudėtingiau. Setas padėdavo apginti saulės laivą ir kovoti prieš tamsos jėgas. Anubis, dievas su šakalo galva, yra dievybė jungianti gyvųjų ir mirusiųjų pasaulį. Jis yra vienas iš seniausių Egipto dievų. Anubis laikoma pagrindinė dievybė, jungianti gyvybę ir mirtį, iki kol šias pareigas perėmė Oziris. Anubis būdavo taipogi ir mumifikacijos dievas. Laidojimų iškilmių metu atliekant mumifikaciją buvo įprasta kunigus matyti su šakalo kaukėmis. Anubis taipogi būdavo laikomas kapų ir kapaviečių saugotojų. Senovės Egipto mitologijoje katės būdavo garbinamas kaip šventi gyvūnai, o deivė Bastet buvo siejama su katėmis, apsauga, vaisingumu ir džiaugsmu. Bastet dažniausiai vaizduojama kaip moteris su katės galva arba kaip katė. Iš pradžių jinai būdavo vaizduojama kaip liūtė, tačiau vėliau jos įvaizdis tapo švelnesnis ir susijęs su naminėmis katėmis. Bastet buvo namų, apsaugos, vaisingumo, džiaugsmo, muzikos ir šokio deivė. Ji buvo laikoma faraonų ir tautos gynėja. Bastet būdavo garbinama Bubaščio mieste, kur buvo pastatyta didelė šventykla jos garbei. Katės būdavo laikomas šventais gyvūnais, o jų žalojimas ar nužudymas buvo laikomas nusikaltimu ir dažnai baudžiamas mirties bausme. Katės senovės Egipte simbolizuodavo apsaugą nuo blogio, derlingumą ir namų gerovę. Bastet buvo viena iš svarbiausių ir populiariausių dievybių senovės Egipte, o katės būdavo laikomas šventais gyvūnais. Egipto dievai ir deivės buvo garbinamos šventyklose visame Egipte, o jų garbei būdavo rengiamas įvairiausias ceremonijos ir festivaliai. Egiptiečiai tikėjo, kad dievai valdo gamtą ir žmonių gyvenimą, todėl jie stengiasi jiems įteikti aukodami ir melsdamiesi. Tai tokia neįtikėtina Egipto dievų istorija. Jeigu norite daugiau panašių video, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo. O dabar iki susitikimo kitame įdomiausio dokumentikos video apie senovės Egiptą.
Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją, prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.